Prieš mane sėdi Skirmantas Malinauskas. Ačiū, kad atbėgai. Aš labai atsiprašau, tikrai nuoširdžiai, dabar jūs pamatysite, kaip aš atrodau, kai sportuoju. Aš kažkada, kai dirbau vyriausybėje, įveikdavau atstumą iki Seimo per 15 minučių, dabar per 20 atbėgau. Tiesiog labai supainiau laikus ir taip toliau. Bet dabar dvigubai sąžiningiau atsakysiu viską ir taip toliau. Įtemptas laikas, normalu, kad mes maišom laiką, žinutės seka vieną po kitos, telefonai kaista. Esi buvęs pas mane kanale, tiesa, dar epizodo mes nepaleidę, bet greitai paleisim, labai nerealiai pašnekėję, bet žinai žaidimo taisyklės. Pirmas klausimas, kokį melą dabar šią minutę norėtum sudeginti labiausiai? Melą, kad visa tai, kas vyksta su LRT, yra tiesiog politiniai žaidimai. Tai galiu tik pasakyti, kad tikrai ir LRT žurnalistai, ir žmonės, kurie ateina čia, jie puikiai supranta, už ką kovoja ir tiesą pasakius, aš manau, kad pergalė yra pasiekta. Pats svarbiausias dalykas, viskas keliasi sausio mėnesį. Šiandien su daug ko kalbėjau. Praeidamas sutikau Joną Staselį. Šiandien teko susidurti su Žygiu. O ką tu jam sakei, Jonui Staseliui? Čia man labai įdomu. Labą dieną. Šiaip Jonas... Čia yra LRT tarybos narys. Jo, Joną aš labai seniai pažįstu, tikrai žinau, kad jisai nėra joks blogietis, tiesiog dabar tokioje situacijoje LRT taryba, kai viskas dideliam konflikte, bet teko pasimatyti su labai daug politikų ir iš vienos ir iš kitos pusės, beje, ir visi sako, nu tai va, pasiekėt savo, aš sakau, tai dar nieko nepasiekta, nu tai viskas keliasi į sausio mėnesį. Bet palauk, kadangi aš esu užsidaręs šitoj studijoje, nelabai matau išorės ir nelabai turiu laiko pasižiūrėti į telefoną, įvesk į kontekstą, kodėl jau pergalė? Nėra galutinė pergalė, bet, pradėkime nuo to, kad čia liūdna naujiena Kęstučiui Vilkauskui, kultūros komiteto pirmininkui bėdos su sveikata. Nenoriu čia skleisti, sakiau, dvigubai būsiu sąžiningas, bet aš žinau, kad tikrai Kęstučiui daug kas sakė, kad ta sveikata yra negeležinė, yra tikrai galimybė galbūt ir pasaugoti tą sveikatą ir tikrai niekas neatsitiks, jeigu nusikels viskas į sausio mėnesį. Žinau, kad Juozas Olekas buvo atėjęs pas konservatorius kalbėtis pats savo iniciatyvą ir žinau, kad iš esmės yra sutarta dėl keleto dalykų, kad dabar tas buldozeris stoja, persikėlė viskas į sausio mėnesį. STT į šipulius sumala pasiūlymus, akivaizdu, kad tai irgi daro savo įtaką. Taip pat prezidentas ir premjerė pasako, kad taryba turi atsistatydinti in corpore, kas iš tikrųjų yra labai rimta, nes mes kalbam, kad ir Seimo opozicija, ir Seimo deleguota vyriausybės vadovė, ir prezidentas, ir nemaža dalis visuomenės to paties prašė, tai panašu, kad aš nežinau, kuo taryba dar galėtų remtis, kad to nepadarytų. Yra puikia proga, jeigu mes taisom LRT teisės aktus, kurie reglamentuoja LRT veiklą, iš viso depolitizuoti LRT tarybą, ką siūlė valstybės kontrolė, tai yra, kad 6 nariai būtų politikų, skirti 6 nepolitikų. Tai sakyčiau, kad labai pasikeitęs tonas ir aš manau, kad čia kas visi sakė, kad čia nieko nebus, viskas bus priimta. Taip, mes dar vakar apie tai šnekėjom, net šiandien apie tai visi man kalbėjome. Tai aš Facebook'e pajuokavau, kad pakako vakar pirmą kartą gyvenime užlipti ant scenos ir viskas išsisprendė, aš juokauju iš tikrųjų, bet visi žmonės aiškiai suprato, man atrodo ir pačiam Seime, kad su visais susipykti ir susideginti tiltų strategija ne pati geriausia ir dar svarbiausias dalykas, biudžetas yra priimtas, tai Žemaitaičiui matyt kozį ir iš rankų yra išmušti, Skardžius su savo siūlymais gali graužtis alkūnės, o galbūt socdemai supras, kad nebūtų faina kitose rinkimuose pralaimėti Žemaitaičiui balsų gautų skaičiumi ir galbūt reikia šiek tiek grįžti į solidžios, normalios partijos bėgius, o ne bėgti paskui populistą. Bet į sausio mėnesį mes kaip įvažiuojam, kaip su nauja pavasario sesija, kur viskas prasideda nuo nulio, gal tu žinai tvarką, kaip tai vyksta? Kadangi mes nebespėjom su tuo, kas vyksta prieš šventę Seime, kadangi yra nenumatyta ir neeilinė sesija, bet turint galvoje, kad niekas nežino, kaip bus su Kęstučio sveikata ir kiek aš suprantu yra neformaliai sutarta neforsuoti, aš matau, kad socdemai atsitraukia ir iš esmės jie ateina su siūlymu viską perkelti sausio mėnesį. Iki sausio mėnesio aš manau, kad neformaliai už uždarų durų bus suderinti dalykai. Tai šitie dalykai turbūt apims, mano galva, apims keletą reikalų. Tai yra pirmiausia
kas ką deleguos į LRT tarybą, sakė, kad taryba neatsistatydins. Aš manau, kad jeigu neatsistatydins, tai tikrai bus svarstomas klausimas dėl naujos tarybos formavimo. Kadangi jau dabar to pasitikėjimo nėra, manau, kad galbūt ir taryba atsistatydins, nes ten įtampos yra tikrai nemažiau, turint galvoje, kad 2/3 LRT žurnalistų ir darbuotojais nepasitikė. Tai kas tada atsitiks? Tai tada bus dėrybos, kas ką deleguoja. Tai dabar visi labai žiūrės preciziškai, anksčiau niekas į tai daug nežiūrėdavo. Pavyzdžiui, ar tu žinai, kad yra buvęs LRT direktorius, kuris lygiai vieną dieną dirbo? Jis buvo paskirtas ir paskui pašalintas. Atsimenu, bet čia senokai tai buvo. Ponas Kvietkauskas buvo toksai žmogus. Taip, paskui 5 kanalas toksai buvo Jis dabar yra... Žinau, aš Kvietauskas. Į radiją dirbęs, jis dabar yra irgi žurnalistų sąjungoje, bet kokia yra mintis, kad buvo visokiausių įvykių, laikas pabaigti su tuo, kas yra akivaizdus politizavimas LRT. Mes matėm, aš manau, kad tas paskutinis šiaudas buvo ir siūlymai visi Skardžiaus iš LRT eterio išiminėti žinomiausius veidus. Aš galvoju, ką praras. Išimsi Tapiną, išimsi Jekilaitį, išimsi Černiauską, išimsi dar keletą veidų, jie greičiausiai eis į komercinius, jie ir taip yra komerciniuose portaluose, kanaluose ir taip toliau, tiesiog LRT jų neteks. Kas iš to, kad tu vieną iš reitinginių laidų, auksinį protą matysi? Bet gali toliau, tu gali išimti Mantą Stonkų, šiandien su juo aš nekėjau. Ne, tai jis pirmas, man atrodo. Tu gali Beatą Nikolson išimti, jinai net ne pirmais, jinai kaip įžanga jau bus, man atrodo. Kaip pusryčiai. Taip, nes jinai geriau gamina už Žemaitaitį. Faktas, bet ką aš noriu pasakyti, kas lieka, ar ne? Tu gali, aišku, surinkti labai daug jaunų studentų, kuriem galbūt karjeros pradžioje ir, žinai, padarys kokį nors kompromisą, žinai. Čia galima padaryti kokį nors valdžią pašlovinti reportažą. Gali LRT tyrimų skyrių formuoti, bet tai kelias niekur. Ir visi tą puikiai supranta. Ir kitas dalykas, visi puikiai supranta, socdemai, aš manau taip pat, kad jeigu tu pagal tokias taisyklės žaidėjai ateis, po to kiti ir lygiai tą patį padarys su tavim, tai man atrodo šiek tiek sveiko proto atsirado daugiau. Tai kas galėtų atsitikti? Depolitizuota pilnai nebus, bet galbūt bus šiek tiek profesionalesni žmonės deleguoti. Ir tada klausimas didžiausias, kas bus LRT direktorium. Tiesą pasakius irgi. Nes dabartinė direktorė, aš kaip suprantu, turi atsistatydinti de facto kaip ir taryba. Jeigu inkorporė atsistatydina taryba, jeigu taryba yra keičiama dėl to, kad keičiami teisės aktai, tada ne, bet kiek aš girdžiu, klausau aplinkui, nenori čia nieko pakišti, bet netgi kai ir su žurnalistais kalbėsi, kad visi iš esmės supranta, kad greičiausiai neįmanoma išspręsti iš tos krizės nekeičiant ir tarybos ir LRT direktorės. Bet čia vėlgi klausimas, kas ateitų. Tai turėtų ateiti žmogus, kuris būtų su labai gera reputacija, kuris vienytų, kuris svarbiausia duotų garantiją žurnalistam, kurie šiuo metu yra aikštėje ir protestuoja, kad su jais nebus susidorota. Nes jeigu pirmas dalykas, kurį padarys naujas vadovas, tai pakeis, pavyzdžiui, Inga Larionovaitė, kuri yra naujienų direktorė, arba Indrė Makraitytė, kuri LRT skyriui vadovauja. Jeigu bus pakeisti, Mindaugas, kuris vadovauja LRT portalui, tai apie ką mes kalbam, tai tie laužai degs turbūt dar aiškiau. Visi turbūt supranta, kad čia yra nesąmonė, aišku, žmonės gali keistis, bet tikrai ne tokiu būdu. Mes atrodo, kad visi supratom, kad daug iki šiol padarytų veiksmų yra nesąmonė. Taip. Tai suprato visuomenininkai, tai suprato žurnalistai, tai net suprato komikai ir net suprato influenceriai, net suprato jaunimas ir net suprato visa, reiškia, galim sakyti tikrai didžioji dalis visuomenės, bet nesuprato valdantieji. Manau, man dabar patikėti, kad jie jau viską suprato ir kad tikrai nieko nedarys ir kad nebuvo iš ankstinio plano. Buvo, tikrai buvo. Aš tikrai manau, kad yra paprastas dalykas. Tiek Juozas Olekas, tiek socdemų viršūnė suprato. Šiaip gerą šovė paustą Andrius Tapinas, tokį, kur aš dar pagalvojau, gal per daug atvirai, nors kaip čia gali būti per daug atvirai. Kai jisai sako, žinai, tu gali su visais susipykti, tu gali, žinai, toks angliškas terminas stakeholder, ar ne, kažkas, kas turi kažkokią tai įtaką. Tai aišku, tu gali supykti su visais žurnalistais, tau kokie nors ten žiniasklaidų komercinio priemonių vadovai, savininkai kuluaruose sako, tai baig, tu varykit čia tą LRT, išdraskykit, mes čia jūs palaikysim, bet žurnalistai matosi, kad nepalaiko, čia dalyvauja praktiškai iš visų žiniasklaidos priemonių žurnalistai, matosi, kad ateina labai daug žmonių, matosi, kad tai yra tarptautinis dėmesys, Europos komisija, organizacijos už žodžio laisvę ir taip toliau, nėra iš esmės nieko, kuo tu galėtum atsiremti. LRT redakcijose nėra nieko
nieko. Aš nemačiau nei vieno žmogaus, kuris išeitų ir atvirai sakytų, aš palaikau dabartinę reformą arba, pavyzdžiui, man visiškai patinka dabartinė LRT taryba. Yra žmonės, kurie galbūt labiau bijo dėl savo darbo vietos, ten nepasirašo, bet... Kas yra natūralu. Iš esmės, socdemai suprato, kad juos įvėlė į karą, kurio jie laimėti negali, nes vėlgi, tu gali priimti, kaip jie įsivaizduoja, tu priimsi skubos tvarka teisės aktą, bet jį reikia gyveninti. Tai čia liūdnoji dalis, tai tau reikia, reiškia, klausimas, ar jis konstitucinis, su visais Širinskienės katinais ir taip toliau, visi juokiasi, bet iš esmės tai yra labai geras simbolis, kad, akivaizdu, kad jis netitinka teisėkūros principos, tai irgi tą pažymėjo, tai konstitucinis teismas garantuotai pažymėtų. Reiškia, jeigu tu atleidi tokiais pagrindais dabartinę direktorių, jinai eina į teismą, jinai sako, va, konstitucinio teismo sprendimas, grąžinkite pareigas. Kitas dalykas, ar naujai priimtas vadovas tokiu atveju, jeigu būtų nekonstitucinės pataisos atleidimo, ar jie elgėsi teisėtai. Žodžiu, tu užveli dalykus, kurie yra labai labai ilgo grojimo, o rezultato labai gero nebus. Kitaip tariant, socdemai turbūt supranta, kad labai sudėtinga būtų padaryti, kad LRT pradėtų daryti reportažus, kokia graži raudona rožė ir koks yra Žemaitaitis šaunuolis. Tai jeigu tu matai, kad to nebus... Ruginienė kokia šaunuolė. Žemaitaitis tai sunkiau. Ruginienė lengviau, žinok. Man atrodo, Ruginienė lengviau parduodama prekė negu Žemaitaitis. Tai aš tą ir sakau. Bet ir dabar pažiūrėk, kaip jinai irgi išlaukė savo momento, irgi beje, aš nesijokiu jokių būdų, bet irgi sušlubavo sveikata, o paskui sako, aš jau visada principingai sakiau, kad LRT taryba turi atsisėti. Visada čia. Bet kas yra svarbiausia? Žinai, kaip būdavo su prezidentais visada ir su premjerais kažkiek. Tu palauki, kur krypsta visuomenės nuomonė. Tai jeigu tų žmonių, kurie čia susirinko vakar, nebūtų tiek, tai visiems būtų visiškai nusispjauti, nes būtų sakoma, palaukit, jūs nieks net nestovi. Blogiausia, žinai kas, kad būtų ir nevaldantiesimo opozicija nusispjauti. Būtų nusispjauti. Būtų sakę Čmilytė arba būtų sakę konservatoriai, tai niekam neįdomu, mes laikų neturim, žmonių nėra, tiek tos tas LRT, dabar eisim prie balionų iš naujo ar dar kažko. Bet kai tu matai tokią jėgą, tada tu sakai, čia, mes negalim čia labai stipriai priešintis, tai aš esu tuo visiškai įsitikinęs, kad čia žmonės išplėšė mums, kad mes to vengriško scenarijaus neturėtume ir ta prasme, čia yra ne politinis žaidimas, tai yra tie žmonės išplėšė vertybinius dalykus, aš kažkada esu sakęs, žinai, net jeigu tu nelabai supranti, apie ką kalba ir tau sunku susigaudyti, bet jeigu į sceną išeina 15 minučių tyrimų skyrius, jeigu išeina LRT tyrimų skyrius, jeigu išeina Siena, jeigu išeina Malinauskas, jeigu išeina dar keletą žmonių, tu pradedi galvoti, galbūt jie gali būti teisūs. Ta prasme, net jeigu aš nieko nežinau, aš tik greičiausiai statyčiau savo pinigus, kad šitoj pusėje yra tiesa, o kitoj pusėje yra Janutinė ir Žemaitaitis ir panašus veikėjai. Tai aš manau, kad čia turbūt buvo aišku, kad šitoje vietoje reikės tai stabdyti. Pamatysim, kaip bus sausio mėnesį, bet aš jau iš prezidento retorikos suprantu, kad baltos vėliavos pakeltos ir reikėjo susitarti ir tie susitarimai tikrai gerai. Daug kalbų, bet paskutinis dalykas, faktas, kad LRT reikia depolitizuoti. Aš, kadangi labai iš vidaus daug dalykų žinau, tai taip yra ta praktika, kai ten ateina politikų, su politikai susiję žmonės ir prasideda ten simpatijos, antipatijos, tai iš esmės reikia padaryti taip. Direktorius, geras vadybininkas, užtikrink gerai sklandų darbą, bet redakcinė politika tikrai turi būti nepriklausoma ir negali būti taip, kad ateina naujas žmogus, iššluoja visus ir tada renka savo iš naujo. Ir dar sako, kokį tau siužetą padaryti, bent jau kokios nuotaikos jis, kad būtų, ar ten kokia foninė muzika grotų. Gerai, užsiminiai vienu žodžiu, kad planas buvo. Tiek socdemų, tiek Nemuno aušros, prezidento bendras planas. Jisai buvo, koks jis galėjo, jeigu buvo, koks jis? Kalbėjau, šiandien irgi su keletu žmonių buvo įdomu. Nes Šarūnas prieš tave tai labai nupaišė viską juodom spalvom. Mano mintis buvo tokia, aš esu linkęs kažkuria prasme sutikti. Tai pirmas dalykas, akivaizdu, kad Žemaitaitis labai stipriai iš to situaciją laimėjo, kalbant apie savo elektoratą, tai nežinau, kodėl socdemai save degina jo pliusų, bet aš manau, kad čia du dalykai. Pirmas dalykas, jis turėjo šiek tiek svertų, kalbant apie biudžetą. Antras dalykas, socdemai akivaizdžiai patys buvo suinteresuoti keisti, kaip jie mano, jiem nepalankų LRT veidą. Atsivesti žmogų, kuris galėtų išmesti iš eterio labiau kritikuojančius, ir atsirastų savicenzūra, atsirastų tam tikri dalykai, kurie... Bet tikrai jie galvoja, kad 2025 metais tai yra realu ir tai yra įvykdoma?
Nu gerai, mes kalbam, tu mane pasikvietė dabar tiesiogiai žmonės žiūri, negalima keiktis. Tai gerai, o tai, ta prasme, aš paklausiu, o kaip tu įsivaizduoji, kaip buvo anksčiau. Aš, pavyzdžiui, apie tai kalbu šiaip mažai apie tai, kas kalba, bet, nu gerai, pavyzdys, kažkada atėjo Monika. Monika atėjo, beje, ne prie konservatorių, jinai atėjo prie vyriausybės, kurioje aš pats dirbau tuo metu patarėjo premjeroje, tai buvo tuo metu valstiečių laikai. Nu gerai, kas tuo metu buvo LT vyriausias redaktorius? Tu net neprisimeni, bet tikrai tai buvo Vladimiras Laučius, kuris buvo iššluotas labai greitai. Taip. Tada klausimas, kas vadovavo naujienų tarnybai. Ir mes galim į tai eiti labai toli. Ta pati, aš šiandien įsidėjau nuotrauką su Virginijum Savukynu, ar ne, kai ten buvo istorija dėl jo įrašo. Kai aš sakiau, aš atsistojau besąlygiškai šalia jo, visiškai nesvarbu, nes mano akimis mes turėjom praktiką, ta praktika kažkuria prasme yra pateisinama, nes ateina naujas vadovas, jisai formuoja savo komandą, bet mes turėjom praktiką, kai atėjus direktoriui, jisai susiformuoja žurnalistų komandas, tai mano galva Monika taip toli nėjo, tikrai yra labai daug principingų žmonių, kurie tiesiog nesileistų stumdomi. Mano galva dar anksčiau buvo liūdnesnė situacija, nenoriu čia nieko įžeisti, aš manau, kad ir prie Rusavičiaus šiek tiek liūdnesnė situacija buvo su visais spaudos klubais ir ten jo paties ar ne skydiniam socialdemokratų tūse. Man iš vis keista, kodėl tu tą tūsą eini, jeigu tu esi LRT generalinis direktorius, bet čia yra situacija. Ir kai man dabar kažkas sako, tu už Moniką, ne, aš sakau, žiūrėk, čia irgi buvo problemų, ten buvo problemų, mes dabar galime jas išspręsti. Tai yra nušluot, ta prasme, tas problemas nuo balto lapo, pasižiūrėkime. Bet žinok, vis tiek pripažinkim, kad LRT toks, koks buvo iki tol, iki dabartinės direktorės, jis niekada nebuvo toks profesionalus, su tokia profesionalų komanda, kuri yra dabar. Nebuvo, bet irgi pakalbam tada sąžiningai. Viena iš problemų Monikos buvo tai, kad jinai atėjusi padarė tai, ko niekas anksčiau nedarė. Ką jinai padarė? Jinai nusprendė mesti rimtą iššūkį komerciniam televizijom. Pavyzdžiui, LRT gana atsargiai žiūrėdavo į ten, sakykime, ten konkuruoja dėl kokių nors ten Eurolygą, Olimpiados. Nu, Olimpiados buvo rodomos, bet Monikos mintis buvo tokia, mes turime resursą, biudžetas yra didelis ir mes daug kur galim pakonkuruoti. Mes galim, pavyzdžiui, jinai pasiėmė, kas yra labai gerai, ar ne, tie LRT labai daug stiprių žurnalistų. Marius ir Liepa dalyvau, mes kartu dirbom 15 minučių, jinai galėjo pasimti elitą, kas yra labai stiprų dabar, nes tas elitas išeina ir sako, žiūrėkit, mes jau kitaip dirbsim. Bet ką tai reiškia? Visa komercinė žiniasklaida, kuri yra kartu sudėjus mažiau, ta prasme, TV3 ir LNK biudžetas negu LRT, jie sako, pala, tai kaip čia yra, mano žurnalistus pervilė, mano transliacijas atima. Ir atsirado žiauriai didelė įtampa. Dabar mes galime tai žiūrėti visaip, galima žiūrėti gerai, konkurencija yra gerai, kiti sakys, palauk, čia, kadangi yra milžiniškas valstybės finansavimas, tai čia konkuruoti, kaip žinai, tau valstybė duoda automatai rankas, o tu eik su peiliu. Tai šitoje vietoje aš truputį irgi matau niuansą, kad reikėtų kažkur susėst ir truputį nusibrėžti ribas, kai buvo su reklama, kad neturėtų būti reklamos ir galbūt, nežinau, ar tai, galbūt aš neteisus, bet pasižiūrėt, kad, žiūrėkit, kadangi yra didelis biudžetas, tai galbūt mes darom šiek tiek daugiau to, ko nėra komercinėse, kultūrinės laidas, Blauskas, dar kažkas, jų niekada gyvenime nepaims. Pavyzdžiui, Mindaugas Nastaravičius. Aš esu su vienu iš, nenoriu minėti pavardės, su vienu iš vadovų LRT buvusių apie tai diskutavęs. Kam visuomeniniam kanalui reikia žiūrimumo? Nes jisaigi turi savo biudžetą. Taip toliau. Jis sakė, yra pagrindinė priežastis ta, kad taip mes galėtumėm leisti daugiau kultūrinių, daugiau tų masėms skirtų, reiškia, produktų, viskas yra ok, bet ateina, kaip pavyzdžiui, politinio klausimo valanda X, tave pasikviečia ant kilimėlio į šitą namą ir sako, žiūrėk, tavęs nežiūri. Ką darom? Aš sutinku. Tai ir tai balansas. Irgi atsiranda spaudimo priemonė tam tikra. Jo, tai yra balansas. Tai, pavyzdžiui, aš norėjau pavyzdį pasakyti, turbūt man drąsiausias pavyzdys šito viso istorijoje yra Mindaugas Nastaravičius, irgi kartu dirbom, žmogus dirbo kultūros lauke. Jisai puikiai supranta, žmonės nesuvokia. Na, sakykime, Jekilaitį išmeta iš LRT, okei, ta prasme, jisai tikrai nepražus. Bet tu pasiemi, pavyzdžiui, žmogų, kuris turi žiauriai ilgą patirtį, didžiulį autoritetą, rašytojas, ten rašytojų sąjungos narys ir kiek jis padaręs ten tų 1000 Lietuvos bažnyčių, ten tie projektai. Ir ta prasme, jisai turi savo auditoriją, jisai turi savo nišą. Jeigu tu išmeti iš LRT už tai, kad jisai, pavyzdžiui, sugalvoja tas tylos minutės, jisai nenueis į komercinę televiziją ir nesakys, o padarom dabar ten projektą, mes nufotografuosim 100 ar ten 1000 apleistų bažnyčių, sakys, palauk, koks bus žiūrimumas, kas čia reklamuosis, kas tave parems. Ir tai va čia yra didžiausias rizikos. Tai aš kažkuria prasme galvoju, jeigu būtų tas protingas valdymas, jis greičiausiai ir būtų toks, kad, žiūrėk, galbūt super nelipam kažkur ant kojų komerciniam, tada mes truputį pagerinam santykį, truputį labiau paėmam tuos visokius kultūrinius, kurie atsiranda nišiniai, išlaikom balansą ir kartu
politikam, vėlgi čia yra niuansas, aš visiškai nesutinku su to, kad LRT eterėje nėra kitos nuomonės, jos visada buvo. Čia yra klausimas kitas, kad žurnalisto tu negali priversti vienodai vertinti, pavyzdžiui, Šimonytės ir Žemaitaičio, nes tiesiog tai yra visiškai, vienu atveju tai yra teistas nusikaltelis, absoliutus, nenoriu čia dabar keiktis eterėje ir kodėl tu turi jį vienodai vertinti, tada tu save išduodi, ar ne, ir tada mes visiškai prarandam orientyrus, ko norėtų Žemaitaitis. Tai va čia yra man labai svarbu, kaip atrodytų panorama, kaip atrodytų diskusijų laidos, kad jos būtų ir panašiai. Tai va, ir jeigu tai bus padaryta sausio mėnesį, dabar mes tikrai perėsim, tu pats pamatysi, kad mes perėsim į tai, ar nebus susidorota, va, sakykime, tavo bendra pavardis, radio laidų vedėjas, vakar kalbėjom, sakau, ateisi pas mane, jau garantuoju, nes čia tu būsi pirmas taikinys. Kaip jisai ant scenos, žinai, gerai jaučiasi. Fainuolis. Bet finalas yra toks, juos visus reikėtų tikrai apsaugoti šitoje vietoje, ta prasme, nuimti garą ir parodyti visuomeniai, kad žiūrėkit, LRT turi žiauriai daug gerų dalykų, tuos gerus dalykus išlaikom, kuo mažiau politikų ir su politikais iš vis jokių buvusių patarėjų, tai čia yra apie save kalbų ir taip toliau LRT taryboje, ta prasme valdymo ekspertai, žiniasklaidos žmonės, kultūros žmonės. Aš netgi neprieštrauju, kad vyskupų konferencija deleguotų, nes čia daug kas juokiasi, bet mes esam katalikiška šalis, vertybės gali deleguoti šioje, pavyzdžiui, kadencijoje, tai neįtikėtinai kokybiška ir gera buvo jų atstovė, protingiausiai kalbėjo Deimantas Jastramskis irgi neįtikėtinai, bet sakau, čia šitoje vietoje reikėtų pasižiūrėti, kad didžiulė įstaiga su didžiuliu biudžetu ir mes labai gerai, kad tą klausimą dabar taip visuotiškai aptarinėjom. Gerai, grįžkim prie liūdnesnės realybės, apie tai, kad nuolat skamba ir vis garsiau skamba tokie žodžiai kaip užsienio agentai, konstitucinio teismo naikinimas ir visi kiti dalykai. Man kažkaip šviečiasi ir ne vienas pašnekovas šitoje studijoje sakė, kad tai viskas susiję ir su LRT klausimu, ir su bendru buldozeriu, kaip perimti kontrolę, visą kontrolę, nuo jėgos struktūrų iki ko tik nori. Vėl grįžkim prie tų pačių pavyzdžių, Vengrija, Sakartvelas ir kas tik nori. Kaip šitoj vietoj? Viskas tada reiškia, viskas sustoja, ar kitkas gal važiuoja, o gal nevažiuoja, o gal važiuoja kitaip. Tai mano pirmas dalykas, vat, kiek buvo kalbėta, aš sakau, aš taip, žinai, net ir tavo, aš skaičiau postą, kad tu Karolį Kaupinį su didžiausia pagarba jam cituoja, kad reikia, kad išeitų 100 000 žmonių. Nereikia, kad išeitų 100 000. Tiek, kiek išėjo, visi, kurie išėjo, padarė žvėrišką pokytį. Tai yra be abejo. Dabar stumti iš naujo ir degintis tokius dalykus, turint galvoje, kad jau praėjo trečdalis kadencijos. Čia 2/3, o plus dar ateina rinkimai. Yra žiauriai pavojinga. Tai vienintelis dalykas, kas tai gali daryti Žemaitaitis, nes jam tai naudinga, bet socdemai pradeda suprasti, kad jie atsidurs tarp Žemaitaičio ir tarp absoliučios daugumos, įskaitant praktiškai visą žiniasklaidą, jie marginalizuosis. Ir jie, mano galva, pradeda irgi aiškiai labai suprasti, kad šitoje vietoje mums reikėtų sustoti, ar ne? Aš tau gerai išdėliosiu trumpai labai tokiais paprastais dalykais, žinai, yra politinė technologija. Ką socdemai dabar darys, ar ne, ką šių vietoj daryčiau? Nebijotinai jie pasižiūrės ir pasinaudos patarimu. Kiti metai jiems bus labai geri, šiaip jau nerealiai geri. Kodėl? Todėl, kad mes turime rekordinį ES biudžetą, niekad tiek, virš 3 milijardų ateina, niekad tiek neturėjom, 10 milijardų pensijų fonduose, hebra išsiims, babkių bus, o pats blogiausias dalykas, kad mums jų nereikia, ar ne? Va, Žygimantas Mauricas labai gerai pateikė statistiką. Mes iš visų šalių Baltijos turime neįtikėtinai daug kešo, laikom sąskaitos ir taip toliau. Reiškia, kas atsitiks, mes užpilsim pinigais, ta prasme, kils kainos, bus infliacija, būsto daugiau įsigysim ir taip toliau ir taip toliau. Tada, reiškia, 26-27 bus tokie, 28 bus griūtis, 28 rinkimai. Reiškia, iš esmės, ką socdemai turėtų daryti, jeigu jie nebūtų kvaili, ne karus kariauti, o sakyti, žiūrėkit, hebra, visiems pinigų užteks, medijų rėmimo fondas, jums reikia, tai jūs dėl 500 000 kariaujat. Aš jums 10 milijonų duosiu, kiekvieną žiniasklaidą. Žiūrėkit regioną, mes jūs nupirksim. Aišku, mes neprašom nieko, bet ateis rinkimai. Supranti, vietoj to, kad jie darytų, jie išnaudotų tai, ką jie gali, tą vadinamą, žinai, minkštą gali. Jie kažkodėl, ar ne? Dėl to, kad yra neįtikėtinai kvailiai, tikrai nesuvokiantis, ta prasme, jie pasiema Žemaitaitį už parankės, šakės ir einam dabar griausim, iš pradžių LRT griausim, paskui kitus griausim, jie mato, kad čia yra nesąmonė, ne? Man pačiam teko susitikinėti ir būti ir su Ruginiene kalbėtis, aš suprantu, kad jinai tikrai
kai kurių dalykų nesugeba suprognozuoti, ar ne? Ir kai kurie dalykai, man atrodo, jam sunkiai suvokiami. Jie čia opozicija įdavė žiauriai daug bonusų ir akivaizdžiai, kad čia labai stipriai ir gerai atrodo opozicija. Tai va, tai ką aš jų vietoj daryčiau? Aš mešiu šitas nesąmonės, kur tu tikrai su žodžio laisvė žaisdamas turėsi pasipriešinimo labai daug iš visų. Ir aš sakyčiau, žiūrėkit, mes einame socialinius dalykus, kaip Blinkevičiūtė. Tuo mes čia tam pakelsim, kad paskui 28 bus bėda, 100%. Bet čia yra, tai kai tu visą tai išsidėlioji, jeigu jų strategai tai mato, jeigu jaunieji socdemai mato, kad kažkada dar reikės daryti politinę karjerą ir tu negali nusirašyti politinį šiukšlyną po savo pirmo išbėgimo aikštelę, tai aš tikiu, kad jie tą darys. Ruslanas Baranovas tikrai taip nemato. Baranovas, žinok, žvaigždė, jisai pamatys, jis vienintelis, ten yra kita bėda, ten yra naunėjimų, kurie išstoja tik tai su visiškai idiotiškais pasisakymais. Tai čia jų yra bėda. Baranovas jis dar yra stumiamas, kaip sakant, pakalbėtis, ten kažkur nusišneka, bet jis dar bent jau matomas. Jie patys jį išstumė, nes jie tikėjosi, kad jis pasiims, aišku, jauną auditoriją, galbūt netgi dalį tokios, kurie ateina į protestus. Bet, ta prasme, ką jis kalbėjo, tai aš partijos vadovybės vietoje po pirmo interviu būčiau nuėjęs ir nebeleidęs niekur eiti daugiau gyvenime. Štai kodėl tu ne politikas. Aš tai būčiau palikęs jį ir paliko, nes jeigu įsivaizduok dabar vietoje tu Raminta Leiputė, 100 kart blogiau atrodytų. Kaip Andriukaitis. Tokie du pasirinkimai. Kai aš suprantu, su Andriukaičiu nueinu į radio studiją ir jis man sako, šito daugiau Malinauską nekvieskit, nes jo tonas man nepatinka. Aš galvoju, žmogau, tu tikrai gyveni kažkokioje kitoje dimensijoje, nes kas tu toks, kad tu nurodinėtum, ką kviest, ko nekviest. Va, bet Skirmantai, visa šita situacija, ten Buranovo, visų kitų, tokie pasisakymai, mes pakeisim direktorių, ten ir taip toliau. Tai įrodo bendrą supratimą partijos, jie taip kalba kuluaruose pas save, prie vynelio ten su Vėsaitė kartuoja, ne? Tai toks yra bazaras, atsiprašau už žodį. Tai kodėl tada dabar viskas po naujų metų turėtų staigiai pasikeisti? Neturėtų turbūt. Ne, bet aš iš karto pradėsiu nuo klausimo dar esmės. O kaip tu manai, kaip kalba kitos politinės partijos? Tu tikrai manai, kad jos kitaip kalba? Tu manai, kad tikrai susėda politinės partijos savo kabinetos ir sako, pats svarbiausias dalykas, kad būtų kuo laisvesnis žodis. Geriausia būtų, kad, ta prasme, mūsų droštų visi, kai jie būna valdžioj, galvoja apie tai, kaip padaryti taip, kad žiniasklaida apie juos rašytų gerai, visi galvoja, kad yra nupirkti oponentų ir panašiai. Aš ten prisimenu, milijonas buvo mokytojų streikas užimta, švietimo ministerija visi sakė, čia priešo akcija ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia viskas yra, tas pats kartojasi. Vienintelis dalykas, kas kalbama už uždarų durų, ar ne, yra kas kalbama, kai tu išeini siūlyti pataisas ir kai tu važiuoji buldozeriu. Tai čia yra vengriškas scenarius, mano galva jisai buvo visiškai, ta prasme, jisai buvo absoliučiai bandomas realizuoti Lietuvoje. Matai, ko trūksta vengriškam scenariui. Man Mažvydas Jastramskis tai labai gerai atsakė, aš lygiai tą patį manau. Okay. Koks yra geras scenarius užimti LRT? Ateina populiari partija. Geriausia, kad tai būtų visiškai nauja partija, kuri turi 40% rinkėjų palaikymą. Ar ne? Nauji žmonės, arba ten už laisvą žodį, susirenka chebrytę, visi nubalsuoja ir taip toliau ir sako, čia LRT darosi nesąmonė. Mes keisim, turim pasitikėjimo kreditą, mes pastatysim idealų direktorių, idealią tarybą, pasistato savų žmonės, tie savi žmonės pradeda juo šlovinti, ta prasme jų 40% virsta 50% ir jie kaip Fidesz ateina ten 3 kadencijas iš eilės valdyti. Tada LRT užimta, tada kiti, o kitus tu užlieja pinigai, sakai, žiūrėkit, mes jums uždrausim reklamą visko, ko įmanoma, bet mes jums padidinsim valstybės finansavimą iki ten 100 milijonų, bet jeigu jūs kažko nesilaikysit, o mes nuspręsim, ko jūs laikotės, tai mes jums jį nuimsim. Va čia yra užvaldymas, ar ne? Kai ateina socdemai, kurie žino, kad jie totaliai susidegino ir jie mato, kad jie, viskas, ar ne, tiek padaryta klaidų, Palucko vyriausybė krydo, Žuginienė 5 pagal pasitikėjimą ir taip toliau. Jie, net jeigu ir dabar prisistumtų savo direktorių, ten 2 metam, jie nieko nepakeistų. Jie turėtų ilgas teisinės kovas, jie turėtų ir tada ateitų vėl nuo opozicija. Tai, ta prasme, nėra jokių šansų šitoje vietoje. Noras didelis, bet aš manau visuomenė atspari. Ir čia į abi pusės aš tą patį taikau. Aš manau, kad čia yra labai profilaktiškai sveika ir dabartinė opozicija, kad žiūrėkit, hebrai, visuomenė truputį kitą suformulavo poreikį LRT vadovybei, žiniasklaidai, žurnalistikai šitoje vietoje šalin rankas, leiskit kalbėti ir taip toliau. Čia, aš nemanau, kad kita nuomonė yra nuomonė, mes su Rusija draugauti turim, arba dėl karo Ukraina, yra kalta. Čia tai yra absoliučiai melas ir propaganda, bet aš suprantu, kad bus tas klausimas dėl balansavimo šiek tiek ir panašiai,
Tai nuomonių įvairovė jinai yra labai svarbi, tik tai melo neturi būti viešai transliuojama. Ir viskas, jokia forma. Žiūrėk, kaip gerai atsakyti, tai ne LRT direktorius gal? Ne, gink dieve. Ne, ten labai sunkus darbas. Matai, aš prisimenu, žinai, iš ko aš juokiausi paskutiniam konkursui LRT direktorius. Ten buvo tokia sąlyga, kaip tu manai, kiek žmonių ta sąlyga atitinka? Tam, kad tu taptum LRT direktorium, tu turėjai, iš pradžių buvo siūlymas toks, 5 metus vadovauti žiniasklaidos priemonį. Paskui lieka 3 žmonės Lietuvoje. Tai toks buvo, bet tai sumažėjo, buvo nuimta žiniasklaidos priemonėm, kad tu turi 5 metus vadovavimo patirties. Bet suprantate, aš iškart suprantu, žinai, mes čia, kad mes kalbėtume taip, kaip yra, tiesiai šviesiai, kad šitoje vietoje, LRT taryba, ten administracija ir taip toliau, kas ruošia sąlygas, iškart turėtų sakyti, žiūrėkit, baigiam bairius. Tai net nebūtinai turi būti su žiniasklaida susijęs žmogus. Yra neįtikėtinai gerų vadovų, kurie užsirekomendavė ir taip toliau, ir jie gali ateiti ir vadovauti. Toli jie yra nuo politikos, bet turi gerą valdymą, nežinau, jie samas ten kokie nors žmonės, kurie pasiekė, padarė ir taip toliau. Bet taip nebūna niekada, būna vis tiek plius minus savi. Einam link pabaigos. Kokia galima kandidatūra yra LRT direktorius? Girdim pavardės visokias. Man vis parašoma. Martyšius, LRTK vadovas. Jisai buvo antras po Monikos surinkęs 5/7. Jis yra socialdemokratas, dalyvavo rinkimus. Gerai, Liaučius. Vladimiras Laučius irgi girdėjo šitą pavardę. Jansonas. Tai mes 3 pavardės ir turbūt nebeturėsi 4. Tai, neturiu. Tai visi kalba apie tas 3 pavardės, aš tiesą sakant esu labai rimtose abejonėse, ar tie patys žmonės rimtai svarsto. Sakykime, Jansono situacija yra tokia, šitam kontekste jis jau nebegali eiti, nes tai būtų didžiulis vėl atmetimo reakcija, viskas sukompromituota, kas buvo, tai automatiškai. Dabar jeigu atmest ar ne, dabar Mantą labai seniai pažįstu, labai geras žmogus, mano galva puikus LRTK vadovas, bet jis yra socialdemokratas, dalyvavęs rinkimuose, būtų labai sudėtinga idėja parduoti visuomeniai, kad tai yra depolitizuota ir taip toliau. Na, tada, jeigu mes kalbame apie Vladimirą Laučių, jo irgi atskira istorija, jis buvo LT portalo redaktorius, buvo išėjęs, ten irgi daug visokių niuansų. Mano akimis visų 3, sakykime, tas ryšys su LRT ir ryšys su politika yra toks, kad galbūt reikėtų ieškoti žmogaus, kuris būtų iš viso ne LRT. Sakai, kas būtų geriausia, bet pakalbėkim, ką galvoja jie. Gerai, ne mes. Tai žiūrėk, apie tai mano galva būtų verta svarstyti, jeigu mes manytume, kad lieka LRT taryba tokios sudėties, kokia yra. Aš čia daug irgi klausiau, pats tiksliai, kaip tiksliai, pakankamai gerai iš vidaus žinau, kokie ten yra balsų pasiskirstimai. Dabar kol kas ten yra daug, šiandien klausiau Rimvydo Paleckio, pavyzdžiui, LRT diskutuojant, ir jisai sako, čia dabar opozicija, nieko panašaus. Balsai yra, pavyzdžiui, opozicijos Renaldas Gudauskas, deleguotas, kuris dabar visiškai prieš yra dabartinė administracijos vadovė ir jų nuomonės išsiskiria su liberalais. Yra, pavyzdžiui, visiškai neaišku, kaip Laura Matjošaitytė, buvusi VRK vadovė, demokratų deleguota, irgi, kiek žinau, yra prieš dabartinę administraciją. Tai ką aš noriu pasakyti, pasiskirstimas balsų dabar yra toks, kad jeigu šita taryba spręstų, mano galva neįmanoma priimti normalaus gero sprendimo ir tada mes svarstytume, iš ko jie gali rinktis. Kodėl? Nes niekas ir neįtų. Ta prasme, čia dar būtų klausimas, kas eitų. Jeigu mes nunulinam, sakom, ačiū labai, jūs gerai padirbėjot, turit konfliktą tokį, dabar galit grįžti prie savo darbų, renkam naują LRT tarybą, tada labai stipriai priklausytų, kas taryboje yra, ir tada jau galbūt atsirastų prestižo reikalas eiti žmonėm, ypač jeigu jie būtų paraginti, žiūrėkit, nebijokit, ta prasme, mums reikia iš tikrųjų patikimo žmogaus, ir sakau, tai gali būti nebūtinai žurnalistai, tada atsirastų, kas gali iš tikrųjų, bet to aš šiaip manau, kad čia yra nereali darbo vieta. Atlyginimas geresnis, man rodo, negu prezidento, biudžetas milžiniškas, įtaka milžiniška, aš kalbu ne apie politinius dalykus, bet, pavyzdžiui, jeigu tu bandai save Lietuvoje realizuoti kaip ten super geras vadovas, tai karjeros tu nelabai rasi aukštesnės pozicijos, aš sakyčiau, kad čia kaip Ignitis arba, nežinau, su kuo dar palyginti, kelios yra tokios įmonės, kur tu galėtum taip save kad įsirašyti į CV. Ir įsirašyti ir parodyti visuomenį, būtent, jeigu aš iš tos krizės ištraukiu, padidinu reitingus ir sustiprinu pasitikėjimą ir svarbiausia išsprendžiu konfliktą, tai tada jau, žinai, tu gali dėti savo lauro vainiką. Gerai, visai jau rišam, nes toj prasidės protestas, nenorim užimti jų eterio. Paskutinis klausimas. Tai kaip, tai dabar viskas, jau mes čia galim ramiai išgerti šampaniuko ir skirstytis? Mes sulaukim sausio mėnesio, bet pats svarbiausias dalykas, ko ir buvo šį prašoma. Momentą, šiandien, ar mes galim ramiai? Ne, aš manau, kad šitas mitingas, aš nežinau dabar, kas kalbės, bet jeigu kalbės Birutė, aš tikiuosi, kad jis pasakys, kad minia, gerai, minia toks žodis, bet protingų, šviesių žmonių minia
laimėjo, kad kiekvienas atėjęs prisidėjo, jums sakė, kad jūs nieko nepadarysit, jūs padarėt, mes labai stiprią pergalę pasiekėm, visa tai keliauja į sausio mėnesį ir tas sausio mėnesis bus visai kitoks negu yra gruodis, jisai bus daug šviesesnis ir pamatysite, dabar klausimas, ar tikrai viskas bus gerai, bet kad labai daug dalykų bus geriau negu galėjo būti, tai aš niekiek nebejoju. Sausio 22 numatytas yra LRT tarybos posėdis, aš manau, kad jie gal ir anksčiau galėtų priimti sprendimą, jeigu svarsto apie atsistatydinimo in corpore ir viskas, aš manau, kad tuo, ta prasme, linkiu nunulinti situaciją ir padaryti LRT stipresnę. Ir pats svarbiausias dalykas, visiems dabar žiūrėti į žurnalistus. Jeigu bus pradėdami mėtyti žurnalistai iš LRT, grįžti čia ir sakyti, čia nėra žodžio laisvė ir mes tikrai sudoroti žurnalistų neleisim. Tai reiškia, reikia išlikti budriem. Visada. Gerai, tai ačiū tau labai, Skirmantai, kad buvai. Ačiū labai, Dominikai, aš kaip tik į laidos pabaigą jau supratau, kad mano raudoni žandai tampa baltesni, žinai, ir taip toliau, bet čia ne dėl to, kad meluoju, bet dėl to, kad kalbėdamas tu dar sugebi ir kvėpuoti tuo metu. Jo, kas man patinka, leleko, gerai, ne, čia bus tas juokas būtų su alkoholio reklama susijęs, negaliu, čia vanduo, tikrai vanduo. Gerai, dar kartą ačiū.